KU artimiau už auditorijos ribų. Čia, žinot, taip galvot, kad kažkas netobula, socialinių tinklė turbūt apskritai nėra toks žodžiu netobula. Aš žinau žmonės, kur daro 5 metus tą patį ir jie neperlauž. Ta prasme, jie kelia į YouTube video, gauna po 20 peržiūrų, bet jie nekeičia nieko. Ir aš galvoju, kad, yra ir taip, ne, bet jeigu tu pamąstytum, gal kažką blogai ir pakeisti ir daryti, visai tą kažkaip, tą žmonės rasim savo. O tai kalbant apie jūs, tai jūs turit jau 13 tūkstančių, 13,5 tūkstančių, jeigu neklystu, jo. Tai čia dideli skaičiai. Kaip jums pavyko pasiekti tokius skaičius? Čia vėlgi yra turbūt svarbiausia, su kuom lyginsi, ne? Turbūt aš esu laimingas, žmog man pasisekė. Nes iš tikrųjų aš labai daug pastangų nedėjau, bet aš turėjau ten gal 200-300 prenumeratorių. Buvo žiauriai sunku, tai pirmieji video buvo daug laiko, daug visko su ta prasme ir aš, ir tu peržiūrė nieko, net neperžiūrė, bet kažkaip skaitai to feedbacko nėra jokio, žinai. Ir aš atsimenu, pasidariau kažkokį ten trobą iš eglišakių. Ir aš tada prieš miegą, kadangi vakarai būna ilgi žiemą, tai buvo gal sausio mėnesį, ta prasme, ten 5 valandą atsigulėjau, ten viską įsikepęs, išsiviręs, jau sotas guli ir dar ten kažką pabrosinį, žinai. Ir aš taip kažkaip užmigau, bet garsą neįsijungiu. Ir man pradėjo pipsėtas telefonas, aš nesuprantu, kas daros, galvoju, kas čia man 11-12 nakties, nieko nesuprantu. Ir rytą atsikeliu, žinai, žiūriu, pirmino video prieš tai aš buvau, 1000 peržiūrų, 100 naujų prenumeratorių, žinai, per vieną naktį, ta prasme. Vau, žinai, ir man taip, žinai, oho, kas čia. Tai šiandien su mumis čia yra mokslininkas, laužantis stereotipus. Tai jūs esat biologijos mokslų daktaras Tomas Ruginis, Klaipėdos universiteto jūros tyrimo institutų mokslininkas. Labą dieną, Tomai. Labas, Greta. Kodėl aš taip sakau, kad laužat stereotipus? Tai turbūt mes visi įsivaizduojam, kad mokslininkas tai yra žmogus su baltu chalatu, kažką tyrinėjantis, rašantis mokslinius straipsnius, darantis tyrimus, eksperimentuojantis, o jūs savo patirtį, savo žinias tiesiogiai naudojate praktiškai žygiuodamas ir ne šiaip įprastus žygius, o žygiuodamas ir bandydamas išgyventi gamtoje. Kaip prasidėjo apskritai visi jūsų žygiai? Nuo ko jūs pradėjot? Tai sveiki visiems besiklausantiems. Ir nuo ko prasidėjo, tai čia toks labai sudėtingas klausimas, nes turbūt daugumą dalykų prasideda vaikystėje. Mes kažką mėgstam vaikystėje, bet po to mes tiesiog savo pareigom galbūt tuos norus šiek tiek pakoreguojam, bet galbūt nebus iš labai populiarus, bet mokslas ir žiauriai nuobodus dalykas. Nuobodus gal ne visiems, nes ne visi žino, nes kai kuriem, pavyzdžiui, mūsų kolegom, kai mes pašnekam su kolegų, kaip čia, antrom pusėm, tai sako, kolega Nidoje dirba, ima mėginius, atrodo tokia romantika, labai faina, bet kai tu dirbi tą mokslinį darbą, tu nebematai aplinkui jokios Nidos, tu tiesiog matai Nidos dumblą, matai cheminius elementus, matai molekulės. Sunkiausias darbas yra straipsnių rašymas. Yra rašymas žiauriai sunkus dalykas ir aš turbūt, nedaug metų kankinau, bet tikrai daug metų vargau, galvoju, kad tai yra išugdyta, bet aš turbūt tos valios ir nesugebėjau perlaužti. Ir aš pagalvoju, kad man turbūt labiau patinka kažkokia aktyvesnė veikla. Ir turbūt tą mintim ir atsirado man tas kanalas, kad, reiškia, aš norėjau kažkiek edukuoti ir išeiti iš savo to akademinių kiautų, kur ten tik yra hipotezė, metodai, rezultatai ir išvados. Ar ne iš to labai tokio sauso dalyko, nes mokslininkai, jeigu taip išduosiu, yra labai kategoriški, dažnai siauro mąstymo tam tikro. Ir, ne visi aišku, bet tai yra reikalauja jų darbas, kad matyti labai tiksliai, labai aiškiai, labai konkrečiai ir daug dalykų tų spalvų gyvenime nematai. Aš tų spalvų galbūt pasiilgau gyvenime. Žiūrint jūs, tai aš matau visiškai kitokį mokslininką. Jūs turit sugebėjimų panaudoti visas savo žinias gamtoje ir tai iš tikrųjų yra wow. Nežinau kaip kitiems, bet valgyti, sraigės esu valgius, viskas gerai su sraigėm, bet valgyti tiesiog lapus, jūs žinot, kokie jų skoniai, jūs žinot, ko reikia, kokių komponentų, kad pasigaminti vieną ar kitokį maisto. Esat valgęs ir bebro uodegą, apie ką netrukus ir pakalbėsime. Tai iš tikrųjų jūs pasakot, kad mokslininkai gal yra nuobodus, bet yra tokių žmonių kaip jūs, kurie padarot mokslą įdomiu. Ir padarot mokslą įdomiu ne tik savo pačiam, bet jūs taip pat tai pateikėt ir kitiems. Dėl ko jūs pritraukėt žiūrovą, tai dėl jūsų kulinarinių sugebėjimų, apie kurios labai norėčiau pakalbėti. Tai bebro uodega buvo.
Sraigės irgi valgėt. Ką dar teko valgyti? Nu, iš tokių, kas yra žmonėm neįprasta, tai vabzdžių lervas. Varlės, turbūt kai kas yra valgę varlės, kai kas nėra valgę varlių. Jeigu tai bendrai pažiūrėtų, nes žmonės turbūt apie patį, jeigu maisto pasirinkimą nekalbėt, kad maistas yra kultūrinis dalykas. Labai priklauso nuo šalies, kur žmonės gyvena ir ką valgo. Nes vienos šalis yra vienas maistas, yra normalus, kitos šalyse nėra normalus. Ne, mums dažniausiai šokas nuvažiuoti į Aziją, kad ten yra valgo labai daug vabzdžių ir ten labai turbūt mažiau jūs nerasit, pavyzdžiui, jautienos arba nežinau, ko ten dar kiaulienos, dabar tiek nerasite nedaug. Turbūt paprastam žmogui, paprastam lietuviui visos tos lervos asocijuoja su nešvara turbūt labiausiai, kad kažkur ten gyvena kažkas bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėti ir, lervos, kaip sakyti, čia yra vėl dalykas kultūrinis, bet jeigu žiūrėti iš maistinės vertės, tai yra labai geras, kokybiškas maistas, nes vabzdžiai labai mažai turi riebalų, turi daug baltymų ar ne, ir kadangi trumpai gyvena, jie praktiškai tų teršalų labai nesukaupia daug. Noriu parodyti, kad tai yra kultūriniai dalykai, kad tai nėra, kai tai nėra vėlgi, tai šou galbūt, kad nėra tai šou, kad valgo vardant, kad kiti žiūrėtų, ar ne, rodo žmonėm ir tikrai, kai kurie, aš turiu ir draugų, kurie skautai, kurie išbando tą, ką aš pas valgau, nes, aš tarsi prasitestuoju, jau jie žino, kad čia viskas ok yra, o kaip aš visada juokauju studentais, ir studentai iš manęs irgi juokiasi, kad maisto nevalgomų nėra tik tai blogas paruošimas arba per menkas paruošimas, nes paprastai kalbant terminas apdorojimas, ten kepinimas arba virimas, tai yra tiesiog nužudai visus tuos mikrobus ar bakterijas, kurios gali būti tau potencialiai žalingos. Ir tada prasideda tik skonio dalykas, ar jis patinka tau ar nepatinka. Tai vėlgi, jeigu jūs esat maisto gurmanas, galbūt ten su prieskoniais mėgst, su žolelėmis, gal ir nebus tas mano maistas gamtoje skanus, bet jeigu jūs tiesiog priimat kaip natūralumą ar ne, nes praktiškai tiek mėsa, tiek vabzdžiai, tiek bet kas gamtoje be prieskonių yra neutralaus skonio, beveik skonio jokio neturi. Kai mes didam prieskonius, didam druskos, tada maistas įgauna tą kažkokį mums artimą pavidalą įprastą. Ne? O jeigu jūs valgysit, pabandykit bet kas pavalgyti ten mėsą, keptą, pavirtą, jūs turbūt skonį nerasit. Tas pats gamtoje irgi yra, ką iš gamtos pasiemi, ten skonio irgi nėra, viskas be skonio. Jeigu tu įsidedi prieskonių, tai viskas ok, aš esu netgi vabzdžius pats ištestavęs ant savo vaikų. Ta prasme, būdavo anksčiau, nežinau, dabar turbūt yra sirpliai pirkti, vytinti. Tai aš paėmiau vienus prieskonius, paėmiau vienus natūralius. Tai pradėjau tą pakelį natūralius, mano vaikai ten, tada, dabar aš mažiukai, nedėlį ten, tada buvo gal šis 5-6 metų mergaitės, tai jau sulapnojo, suvalgė, sako, oi, kaip čipsai. Daviau be prieskonių, oi, ne, jau nėra labai taip skanu. Mhm. Tai čia labai daug dalykas tas yra, kad prieskonių labai daug ką padaro iš tikrųjų. O kaip kilo apskritai idėja keliauti į keliones be maisto? Čia kas? Pinigų taupimas, čia savęs išbandymas. Čia labai tokia įdomi ir plati tema yra, jeigu tai paprastai, nuo ko prasidėjo, tiesiog vienas kolega mano papasakojo, kad jis buvo išėjęs 3 dienas su draugu į žygį ir labai badavo, be maisto buvo išėjęs ir labai badavo, nes ten nesugebėjo žuvų pasigauti, kažkaip ir uogų nelabai surado. Ir aš jam pasiūliau, pakartojom tą patį, bet sakau jau su mano žiniom, nes aš jau šiek tiek žinojau, ką daugiau galim valgyti, aš tai primečiau, kad, kaip sugalvojau, kad mes irgi išėjom berods birželio mėnesį, kad irgi uogų labai nebuvo, bet aš šiek tiek, per savo gyvenimą žinau, kas yra valgoma, ten kažkokie augalai, bet aš nebuvau išbandęs praktiškai. Ir mes išėjom tada pirmą kartą be maisto, viskas labai buvo faina, mes atvažiavom į Tarvainius, žodžiu, su traukiniu važiuojančiu, už Plungės pirmas sustojimas, išlipom. Ir po lietaus žiauriai daug sraigių nuginių. Ir lyja, ir mes neturim ką veikti, sakom, pasikepam sraigės. Aš tai irgi ten sugebėjau girdėjęs, kad ten neva reikia, ten miltuose laikyti, kad išsituštintų. Bet iš esmės ten pasirodė nieko nereikia, tiesiog tu išverdi, koją nukerpi, nes koja raumeninga yra, o koja nėra jokių organų. Tiesiog raumeninga koja yra. Ir mes, žodžiu, labai ilgai vargom, 3 kartus nuvirinėjom, nes ten problema ir su sraigėm yra, kad pradžioje, kai verdi, jos ten suputoja, nes gleivės jūs turi labai daug gleivių. Iš kokių 50 sraigių tu gauni 2 šaukštelius raumenų kojų. Ir aišku, ten gerai, kai mes turėjom prieskonį, tada pasiėmėm, man atrodo, tada užsidėjom prieskonį, tai visai toks skonis neblogas, nors kažkiek žolė jautėsi šiek tiek. Nustojo lietus, mes išvarėm, išvėjom ir tada irgi priėjom tokį ežerą ir irgi žuvų nepagavom. Bet aš galvoju, reiktų varlės gaudyti. Ir mes varlių pasigavom. Tai varlės buvo žiauriai gerai.
Ir jeigu taip viską taip ant greičių perpasakojus, tą mūsų žygį mes kitą dieną atsikėlėm, nuvarėm ir aš prisirinkom tų švendrų, kai ištraukė augos, pas augos ilgas ištraukė ir ten prie stiebo yra tokia balta dalis, kurią gali valgyti. Bet jie šiaip turi tokią deginantį aštrumą. Bet mes pradžioje turbūt alkani mes nejautėm. Ir mes tiek prisivalgėm ir mes pusę dienos, ta prasme, spjaudėmės, nes toks kartumas buvo, o apart vandens, mes neturim, mes susitarė, kad mes dar pro miestą praėjom, dar taip sižvalgėm, nesakau, taip, susitarėm, kad nieko neįsim partu, jokių šitų ir Lietuvos vandenį tada gėrėm, nes tada lyjo labai daug, ta prasme, kažkaip pasisekė mums vakare pagauti kelias žuvelės, tai mes tas žuvelės taip valgėm, nes tą reikės skonį nuimti, tai to žuvis atrodo ten kažkokios kojas, šakotas, bet buvo kažkas, spalvotas televizorius buvo, spalvotas buvo visiškai. Aš iki šiol nebegaliu valgyti, nes tas toks labai specifinis aštrumas yra. Užteko. Tai, bet suaugusiam vyrui per dieną reikia maždaug suvartoti nuo 2,5 iki 3,000 kalorijų. Kaip jūs, keliaudamas, savo racioną padarėt? Užbėgdama už akių, taip, mačiau jūsų paskutinę kelionę, atsisveikinimą su žiema ir jūs valgėt užpilamą maistą jo ir sakėt, kad čia 400 kalorijų ir čia labai daug ir čia užteks visai dienai. Jūsų organizmas tiesiog priprato prie tokio mažo maistingumo maisto, ar kaip čia yra? Jeigu paprastai kalbant, jeigu mano visa žygio koncepcija, aš neieškau patogumo žygius. Man tai yra išėjimas tiesiog aš nenoriu sakyti iš komforto zonos, nes tai yra apie nieką, ne? Tiesiog aš padarau, kad būtų nepadarau, bet tiesiog išeinu į tas sąlygas, kur kažkada mūsų žmonės gyveno. Vanduo buvo, bet buvo šaltas, nebuvo būsto, nebuvo maisto, tas, kas buvo, gamtoje ir ne, tai aš stengiuosi grįžti prie pirminių šaknų, ką mes darydom. Ir tai yra labai smagu, kai tu pabūni gamtoje 2 paras, taip sakant, negrįžti prie tų šaknų, tu supranti, kaip gerai gyveni, nes yra šiltas oras, tau nereikia kažko sušildyti, ta prasme, grįžti namo, tau yra šilta. Tu nueini šaldytuvą, darai tau yra maisto, tau nereikia galvoti kažkur eiti, kur čia ieškoti kažką. Tai tai šitie, grįžtant prie maisto kiekio, taip, tai šiaip iš tikrųjų yra nelabai geras dalykas organizmui, kai yra svyravimai tarp nevalgymo ir valgymo. Tai su kalorijom kiekį, aišku, tas dalykas vėl, kaip sakau, medžiagų apykaita labai prisitaiko. Jeigu tu pastoviai gauni maisto, tau pradžioje būna labai sunku, nes tu nori valgyti. Praeina kiek laiko, jeigu ten išeini ten 2 dieną, 3 dieną, tau kūnas pripranta mėsos, ne mėsos, aptai negauti, tuščių būti. Ir tu grįžti vėl namo ir aišku, tu pagatavas visą šaldytuvą iššluoti. O tai kaip yra su jumis, tai jūs taip ir padarot? Panašiai būna taip, kad tas svoris gali, tarkim, per kokius 4 kg su vandeniu, grino svorio, tarkim, nepasisveri prieš, tai grįžti išsausėjęs, taip sakant, ir vandens, ir ne maisto, tai būna kartais 4 kg, būna kartais 3-4 kg, čia normalus vos net tas praradimas. Po to grįžti vėlgi, tu tiesiog vandens gauni normalaus maisto ir nepavalgai. Aš tą dalyką darau, kad aš labiau vertinčiau, vienas prašiau, kad aš vertinčiau, reiškia, tai, ką turi dabar. Taip, nes tai yra paprasčiau lengviau gyventi, tau tiesiog lūkesčiai iš aplinkos yra žymiai mažesni ir tu esi laimingesnis nuo paprastesnių dalykų. O tai taip, teisingai suprantu, kad jūs važiuojate į tam tikrą vietą, jūs pasiruošęs, žinot, kas tame miške ar toje vietoje bus iš gėrybių kažkokių, to sezono gėrybių, ir jūs taip ir nusimatot savo tą dienos racioną, ką jūs galėtumėt surasti, ką jūs galėtumėt užkasti, kad tiesiog kažkiek bent turėti energijos. Žinot, čia planuot gali kaip portvainį nusipirkti. Gamtoj nesuplanuosi, čia aišku logiška, jeigu tu eisi rudenį, tu kažkokį tą grybą rasi. Tu turi vėl pasirinkti strategiją, ne kaip pavyzdys. Dieną išbuvai be maisto, tavo, tarkim, žygis tęsis 3 dienas, ar ne? Tu dieną išbuvai be maisto ir tu pradėjai galvoti, ar tas tavo veiksmas neišnaudos daugiau energijos, negu tu gausi energijos. Tu gali nusimatyti, kad tas bus, nes aišku, turbūt yra sezoniškumas, net vasarą pabaigoje uogos, pavyzdžiui, rugpjūtis yra superinis laikas. Pavyzdžiui, aš dariau gruodžio mėnesį tą išgyvenimų žygį, kur be maisto 3 dienas išėjau, tai aš nežinau iš tikrųjų, ką aš rasiu. Aš radau kelias sušalusias vairuškas, aišku, visada, kai žinau, kur yra po medžiu yra vabzdžių lervų, ir radau obelį laukinę. Tai tie obuoliai buvo pasaka, ta prasme, jie kažkokie ten nelabai gražus buvo, bet vis tiek tai buvo jau. Nes aš nežinau teritorijos. Tu gali suplanuoti, bet tu nežinai, pavyzdžiui, ar tu nerasi kažko ar nerasi. Bet jums nėra skirtumo. Taip suprantu, kad tas bus maisto ar nebus, jokio skirtumo, nes taip suprantu, kad įmanoma išgyventi be maisto.
Nu, aš kažkaip negalvoju, tai aš kai išvažiuoju, turbūt automatiškai, nes aišku, vėlgi aš noriu, žiūrovai, aišku, irgi patinka turbūt, kai aš nerandu nieko, arba kai randu kažkokią nesąmonę ir valgau, aišku, tas turbūt įdomiausia yra, bet mano akimis tai tas valgymas jis vėlgi kažkokią įgauna kitokią prasmę, nes, vėlgi turbūt aš galbūt čia ne visi žinos, net dalykas, kai tu valgai gyvūninį maistą, tu nelabai jauti kažkokį tokį pasitenkinimą burnoj. Bet kai tu obuolį valgai, visi miltiniai produktai, nes jau jis kyla burnoj, tu pajauti burnoj saldumo. O tas saldumas, yra realiai smegenų maistas ir čia mums įgimta ir škotų cukraus yra, nes smegenys mūsų nori to cukraus, ar ne? Ir nesinori nustot turbūt kramtyti, Taip, nenori nuryti tą patį obuolį, tu gali ilgai kramtyti, ko galbūt nekramtytum įprastai, bet tu kramtai. Tai vat tas pats maistas turbūt įgauna kažkokį, sakralinę prasmę. Tai taip suprantu, kad tas kelionės jos yra visokios ir kažkodėl kalbėdamas su jumis man kilo mintis, ką jūs galvojate apie tas keliones, kur žmonės tiesiog atsisėda į lėktuvą, sumoka pinigus, atsisėda į lėktuvą, nuskrenda į Turkiją, jiems iš karto atvažiuoja, įrenka kokteilis, čia nori išsirinkti pilną maistą. Ką jūs galvojate apie tokias keliones? Jūs iš viso buvot nors kartą tokia kelionė? Kad visas skaičiuota, nebuvau. Esu buvęs kažkada su žmona Kiprė pas draugų. Ten likti daugiau moteris bandė degintis. Aš sugalvojau, kad reikia nardyti. Ir aš bandžiau nardyti ir aš žiauriai sudegiau nugarą, nes netikėjau, kad per vandenį galima nudegti. Ir aš supratau kad tokie kraštai, kur labai karšta, gal nėra visai man subalansuoti. Bet ką aš galvoju tiesiog tai žmonių pasirinkimas. Nes lygiai taip pat aš sulaukiu komentarų, kodėl tai reikia daryti. Nes man tai yra vertinga, man tai yra įdomu, tai yra galų gale ir kūryba, tai yra galų gale kažkoks kūryba ta prasme, kad tu kažką pasigamini iš nieko, kažkoks žinių pritaikymas, kažkur tu kažką išbandyti nori. Tai čia aš žiūriu labai tolerantiškai, jeigu žmonėm tai užtenka, bet aš galvoju daug dalykų, tiesiog žmogus nežino, nėra išbandęs, nėra jam kas pasakytų. Arba tiesiog jis tokios, dabar tie socialiniai burbulai jau populiarūs, terminai yra. Tiesiog jeigu tu esi kažkam socialiniam burbulė, kur to nėra dalyko, jie nesupras, ką aš darau, kur tie žmonės iš skirtingų burbulų nelabai supranta, ką daro, ne? Bet kartais, kaip sakau, tie dalykai, kur aš darau, tai yra įdomus, aš manau, ir tie patys žygiai gamtoje, jeigu mes palyginsim, aš pats žygiuoju labai ilgai ir senai žygiuoju ir ne. Kas anksčiau būdavo nepopuliaru žygiuoju, dabar žiauriai daug. Aš pats žygius organizuoju, man užtenka pasiskelbti ten, aš per 2 valandas surinku, žmonės labai greit surinku, ar ne? Ir žmonės nori tą dalyką daryti. Ir turbūt dėl to, kad dabar yra populiaru būti sveiku. Dabar yra labai propaguojamas sportas, gera sveika subalansuota mytyba ir taip toliau. Aš manau, ir dėl to žmonės visai kitaip žiūri, nes mūsų vis amžiaus, kiek mes galim gyventi, jis ilgėja ir mes kuo toliau, tuo labiau norime gyventi sveikai. Mes visi žinom, kad sportas yra gerai, sveikas maistas yra būtinas, bet kiek žmonės sveikai maitinasi ir sportuoja? Arba gal pradeda sportuoti, bet tas sportas nėra pastovus, tas sveika mytyba irgi nėra pastovi. Bet save nereikia bausti. Visada reikia turėti, nėra gyvenimas juodas ir baltas. Visur, net Biblijoje, nėra kažkokią vieną dieną mes turim skirti poilsiui. Ir viską valgyti, viską daryti, nieko nesportuoti. Geriau yra daryti, mes neinam į kraštutinumus, geriau yra nors kartais daryti, negu visai nedaryti. Visi žinom, kad lieknas kūnas yra vertybė. Bet kiek to lieknaus kūnų mes turim? Turime ne kiek žmonės, ar ne, Tai pasiekia. Jo, to pasiekia. Čia galbūt tas lieknas kūnas galbūt yra ne toks kaip siekiamybė, jo gal ir nereikia, bet žmonės nežiūrimo kaip gražu, bet kaip pačiam reikia kažkaip, tai mes suprantam, kad čia yra labai sunku. Ir aš vėlgi, kaip manau, ar ne, kad žmonės daugumą, kurie nedaro, jie tiesiog nežino, nuo ko pradėti. Mes ieškom greitų rezultatų. Ir labai yra daug informacijos ir nežinom, nuo ko pradėti. Taip, čia yra iš praktikos tie dalykai ateina, ne, kad tu, jeigu nustai kažką daryti, tu turi iškart žiūrėti ne iš, taip sakyti, ne aš viską žinau, bet tiesiog, kad aš nieko nežinau, aš esu nulis arba žemiau nulio ir aš pradedu biškį ir tada ateina rezultatai, vaisiai ateina. Ką apie jūs mano ir jūsų kolegos? Nes manau, kad kaip dėstytojas jūs šiek tiek išsiskiriat ir ne kiekvienas drįsta taip save rodyti, taip rodyti savo gyvenimą, savo gyvenimo hobius. Ką apie jūs mano
mūsų universiteto bendruomenę ir ar gal pavyko kokį žmogų įtraukti į tokias keliones, sudominti? Turbūt jiems yra žiauriai keista. Kad aš pradėjau daryti, aš nežinau, yra tai keista. Bet ką aš darau, kaip aš rodau, turinys, mano turinys, tai galbūt yra jiems šiek tiek ir gal ir keistas. Kad žmonės žiūri tokį turinį. Nes jiems, ką darau, tai nėra labai kažkokio kitokio, nes jie tą dalyką supranta labai gerai. Jie tarsi žiūri savo profesinės pusės, kad, tarkim, aš kažką darau tą, ką jie daro, tik aš viešinu, kalbu ar ne visiems žmonėms, suprantama, taip. Tai va, iš tos pozicijos jiems yra galbūt, ne galbūt, bet tikrai jiems yra įdomu ir šiaip man nereikšmiškai turbūt sunku pasakyti, nes kai kas žiūri, kai kas faina darai, taip toliau, žinai, viskas ok. Jeigu žiūrėt ne mūsų tą instituto, ar ne jūrų tyrimo instituto burbulą, tai sutinku, tarkim, kokias nors administratorius rektorato. Jos, pavyzdžiui, YouTube nežiūri, bet žiūri mano Facebooką, kur aš pasidalinu nuotraukas ir jiems, o, faina, kaip keliaujam, pakeliaujam, pažiūrim, ką čia maždaug gaminai, ką čia. Jiems to užtenka, nes YouTube irgi turbūt ne visi skiria, ne visi galbūt kaip platformą žiūri iš mano tų pačių kolegų. Mokslininkai yra kaip pasakyti, jie tos socialiniuose tinkluose, jie mažai socialiniuose tinkluose. Dėl to jie kaip ir turbūt daug ir negali pasakyti, aš darau arba kažkokią nuomonę labai turėti apie tai. Jūs dar, kai filmuojat savo video, jūs kalbat žemaičių tarme, labai gražu, labai unikalu. Kodėl jūs tai darot? Čia dėl dėmesio, ar jūs tiesiog esate ištikimas savo gimtinės kalbai? Atsakys žemaitiškai, kadangi klausim šiaip labai sunksi, man labai užduod. Tai ir dėl daug dalykų. Tai pirmas dalykas, aš noriu pasibandyti, nes man protėvė kalbėjo tą kalbą. Pernai buvau tarmių meta ir aš galvoju ir kelis video padaryti, kadangi vėlgi aš noriu pasakyti, kad noriu parodyti, kad žemaičių kalba tai ne kažkokia bloga kalba. Ne kažkokia ten, kaip čia pasakyti, provinciali kalba, tai normali kalba, gal bendrauti, žmonės suprant, lietuvė suprant tau pat kalbą žiūr, jų labai ir keli žymsti kurie, kur žemaitišką daro ir kur. Aš vis dėlto manau, kad aš esu kažkur tokiam dar keliai, kur aišku pačiam kaip kalbėti, nes kadangi aš galėčiau kalbėti žemaitiškai, bet man aš į kalbą stengiu žemaitiškai, bet man kažkaip filmuon, man nežiauri daug, bet man reikia karts nuo karto perfilmuoti. Nes, kaip pavyzdys, man kas nors paskombin, kalbu lietuvišką. Aš ir persijungiu lietuvišką. Ir po to, kad aš grįžtu į video, į man tada būna sunku persijungti. Aš tada pradedu lietuvišką, oi, tik man čia žemaitiškai. Aš sakyčiau, lietuvių kalba nėra švelni kalba. Žemaičiai grubesnį kalbą, į man stilių, kur aš vargstu, kur kentu, kur gal kažką, ko nors blogo pasakyti, aš gal žemaitiškai, nes ta kalba stipriau gal perduotų neigiamą emociją. Dar kalbant apie tai, kad jūs esate biologijos mokslų daktaras, akivaizdžiai parodėte, kuo šis mokslas įdomus ir turiningas, pravartus, bet gal galėtumėt būsimiems studentams pasakyti, kodėl būtent Klaipėdos universitete reikėtų rinktis šią sritį? Turbūt pas mus studijos apskritai yra, mano kolegos visi yra jauni, jaunatviški, labai kūrybingi, labai įdomus, taip sakant, kas yra svarbiausia, nes studijos turi būti įdomios. Tai va, pas mūsų studijos turbūt yra, kiek aš žinau, asmeniškai kolegas, aš ne už visus galiu kalbėti, bet už tikriausiai didžiąją dalį kolegų galiu kalbėti, kad tikrai bus įdomios paskaitos. Jie yra savo srities specialistai, praktikai, viską išbando ir jums pateikia naujausias žinias, nes vėlgi, kaip sakyti, turi daug projektų, iš to gyvena. Tai ką moksleiviai gauna, ką studentai gaus, turbūt gaus žinių tokių, kur galbūt ir ne, jeigu nedirbt pagal specialybę, bet gaus ar ne apskritai apie biologiją, apie sveikatą. Aš pas studentus stengiuosi išvesti į gamtą, pasivaikščioti, tų vabzdžių pačių pagauti, kuo daugiau praktikos, kad pačiupinėtų. Ir aš manau, kad ir mokiniai patys dažnai mokyklose negauna tų praktinių žinių daugiau, nes kažkur vėl tas pas mus labai daug tos teorijos, kartais per daug yra. Tai va, ir pas mus dalis labai nemažai stengiasi tos praktikos labai duoti daug. Tai žodžiu, tų galimybių yra labai daug ir apskritai yra dabar tų projektų pas mus gan nemažai, kad ir galima ir dirbti netgi projektuose pas dėstytojus, kurie įstoja. Tai čia biologija apie gyvybę, čia praktiškiau nebebūna dalykai. Iš tikrųjų, Klaipėdos universitetas tikrai pasižymi tuo, kad čia praktikos studentai gauna ypatingai daug ir nors universitetas, nors turėtų būti daug teorijos, bet iš tikrųjų praktikos yra kur kas daugiau ir manau taip žinios įsisavina žymiai geriau. Aš dar pridėsiu su Klaipėda, aš nors esu žemaitis, aš mažai kalbu apie jūrą, kas biologai išplaukia su laivais į jūrą, nes daug kas irgi to, kad ne daug kas, bet yra kas stoja dėl jūros į Klaipėdą ir nori su jūra savo sieti, nes jūra yra ta prasme, yra ne vien
vanduo, tai yra ir susisiekimo kelias, gali būti transportas, inžinerija, ar ne, ypatingai, dabar ir klimatas šyla, ir pas mus dabar irgi ta jūra turbūt keisis kažkokia irgi, ir ten žuvų atsiranda vairių tyrimų, ir reikia tyrinėti, ir nardyti, ir dar yra cheminis ginklas, tas pats paskandintas, kur reikia spręsti. Tų problemų yra žiauriai daug su jūra, ir kam jūra patinka, tai čia iš vis yra labai, kaip sakyti, labai gera terpė užsikabinti, dirbti, ir nebūtinai Baltijos jūra, gal gali pradėti žingsnius daryti čia Baltijos jūra, galbūt po to jūs vandenynus tyrinėsi, čia vėlgi yra labai plačios, nes jūra yra visur. Pabaigai, aš labai mėgstu klausinėti filosofinių klausimų, todėl nepraleisiu ir dabar progos ir norėčiau sužinoti, kas jums yra gyvenimo prasmė. Labai sunkus klausimas. Jeigu taip atsakant filosofiškai, tai žmogus pats sugalvoja prasmę. Kas tai prasminga? Man šiuo metu prasminga yra žygiai, išgyvenimas ir, taip sakant, visi kiti dalykai, kurie papildo tarp jų, kad aš galėčiau žygiuoti. Tai mes savo kiekvieną suteikiam kažkokią prasmę, kažkokiai savo veiklai, savo pomėgiam, ir tai yra prasmė gyvenimo. O ką pasakytume žmogui, kuris jums pasakytų, kad aš ieškau savo gyvenimo prasmės? Bandyti kuo daugiau veiklų arba keisti savo veiklas, jeigu neradai dar to. Nes mes labai dažnai įlendami kažkokias tas gyvenimo schemas, kažkoks tai nemylimas darbas, po darbo kažkas. Tai jeigu nesijauti laimingas, tai visų pirma pakeis darbą. Pakeis aplinką, žmonės pakeis. Galų gale, jeigu tu esi sportininkas, tu nuėjai kažkokią meno būrelį. Nuėjai kažkur dar, padarai kažkokį crazy, kas ne savo yra, gal patiks. Bet reikia nueiti nuoširdžiai atsivėrus ir priimti informaciją. Taip? Tai žmonės, tiesiog čia nėra recepto, čia nėra patarimo, čia turi pats atrasti, turi eiti visur bandyti, ieškoti, daryti praktiškai ir kažkur tikrai kažką rasi. Ačiū Jums, Tomai, už šį pokalbį ir dėkoju klausytojams, kurie buvo šiandien su mumis ir iki kitų kartų. Ačiū.